Ar jums tai būna? Vakare nusprendžiate, rytoj atsikelsiu anksti, pagaliau viską suspėsiu. Nustatote žadintuvą, einate miegot motyvuoti, bet ryte žadintuvas skamba, spaudžia dar 5 minutės, po to dar 5 ir staiga prabėgo 2 valandos. Ir vėl ta pati mintis, kodėl man taip sunku atsikelti. Tiesa ta, kad problema dažnai nėra tinginystė ir net nedisciplina. Problema dažnai slypi 2 dalykuose – kaip mes pabundame ryte ir kaip mes miegame naktį. Šiandien parodysiu 5 paprastus žingsnius, kurie padės lengviau atsikelti ir 7 moksliškai pagrįstus būdus geriau užsimiegoti. Kodėl rytas toks svarbus? Daugelis produktyvumo ekspertų sako vieną paprastą dalyką. 1 valanda po pabudimo dažnai nulemia visą dieną. Jeigu atsikeliate ramus ir sąmoningi, diena dažniausiai būna produktyvesnė, bet dauguma žmonių daro priešingai. Jie spaudžia atidėti žadintuvą, o paskui paskutinę minutę iššoka iš lovos ir skuba į dieną jau su stresu. Ir nors atrodo, kad tai smulkmena, šis įprotis formuoja mūsų santykį su disciplina. Todėl pradėkime nuo paprastų dalykų. 5 minučių pabudimo metodas. Šis metodas susideda iš 5 paprastų žingsnių ir visa tai užtrunka vos kelias minutes. Pirmas žingsnis. Pasiruoškite rytui dar vakare. Įdomus faktas. Pirma mintis ryte dažnai būna ta, kurią turėjome prieš užmigdami. Pagalvokite apie momentus, kai laukite kažko labai malonaus. Kelionės, susitikimo ar svarbaus įvykio. Tokiais rytais žadintuvas net nereikalingas, atsikeliate patys. Todėl prieš miegą verta trumpai pagalvoti, ką gero padarysiu rytoj ryte. Tai paprastas būdas paruošti smegenis lengvesniam pabudimui. Antras žingsnis – padėkite žadintuvą toliau nuo lovos. Jeigu žadintuvas šalia lovos, ranka automatiškai paspaudžia atidėti. Todėl geriau padėti jį kitoje kambario pusėje. Tuomet, kad jį išjungtumėte, turėsite atsikelti, o judėjimas labai greitai pažadina kūną. Trečiasis žingsnis – iškart eikite į vonią. Vos tik atsikėlę, eikite į vonią. Nusiplaukite veidą, išvalykite dantis. Paprasti automatiniai veiksmai padeda smegenims suprasti, diena jau prasidėjo. Ketvirtas žingsnis – išgerkite stiklinę vandens. Per naktį organizmas praranda skysčių, todėl ryte dažnai jaučiamės apsnūdę. Stiklinė vandens padės greičiau įjungti organizmą. Penktas žingsnis – pajudėkite. Tai gali būti trumpa mankšta, tempimo pratimai arba greitas dušas. Net kelios minutės judėjimo labai greitai pakelia energiją ir tada dieną pradėti daug lengviau. Bet čia yra viena problema. Net ir geriausiais rytais metodas nepadės, jeigu miegas yra nekokybiškas. Ir čia daugelis žmonių daro klaidą. Jie galvoja, jeigu miegosiu ilgiau, jausiuosi geriau. Bet realybėje svarbiausia ne tik kiek, bet ir kaip mes miegame. Miegas vyksta maždaug 90 minučių ciklais. Per vieną ciklą vyksta keli etapai. Lengvas miegas, gilus miegas, REM fazė, kai smegenys apdoroja informaciją. Jeigu pabundate vidury ciklo, dažnai jaučiatės apsnūdę. Jeigu pabundate ciklo pabaigoje, atsikelti daug lengviau. Todėl kartais žmogus po 6 valandų gali jaustis geriau nei po 7. Taigi aš jums suteiksiu 7 būdus, kaip pagerinti miegą. Pirmas būtų tamsus kambarys. Mūsų smegenys gamina miego hormoną melatoniną, kai yra tamsu. Todėl kuo tamsesnis miegamasis, tuo geriau. Antras būdas – mažiau ekranų vakare. Telefonai ir kompiuteriai skleidžia mėlyną šviesą. Jis signalizuoja smegenims, kad dar diena. Todėl geriau atsisakyti ekranų bent valandą prieš miegą. Trečiasis būdas – vėsus kambarys. Daugumai žmonių geriausia miego temperatūra yra apie 16-19 laipsnių. Per šiltą miegas tampa paviršutiniškas. Ketvirtas būdas tai vakaro ritualas. Smegenys mėgsta rutiną. Vakaro ritualas gali būti pavyzdžiui knygos skaitimas, meditacija, lengva mankšta arba tempimo pratimai, po kurio laiko smegenys pradeda sieti šios veiksmus su miegu ir jums lengviau užmigti.
Penktasis būdas yra trumpas dienos miegas. 20-30 minučių dienos miego dažnai veikia kaip greitas smegenų perkrovimas. Tai tarsi lengvas energijos pakrovimas dienos viduryje. Pagerina koncentraciją, atsiranda daugiau energijos ir lengviau susikaupti. Svarbiausia nepersistengti, jeigu miegosite valandą ar ilgiau, galite atsikelti dar labiau apsnūdę. Šeštasis būdas yra atsipalaidavimo technika. Dar vienas paprastas būdas greičiau užmigti – palaipsniui atpalaiduoti visą kūną. Ir pradėkite nuo veido. Atpalaiduokite kaklą, akis ir žandikaulį. Tada pečius ir rankas leiskite jiems tiesiog atsipalaiduoti. Pabandykite kelis lėtus, gilius įkvėpimus, kad nurimtų kvėpavimas. Ir galiausiai atpalaiduokite kojas nuo klubų iki pėdų. Kai kūnas atsipalaiduoja, smegenys gauna signalą, kad laikas miegoti. Ir septintas tai būtų pastovus režimas. Mūsų biologinis laikrodis mėgsta stabilumą. Todėl geriausia eiti miegoti panašiu metu, keltis panašiu metu ir net savaitgaliais eiti miegoti ir keltis panašiu metu. Taigi pabaigai, didžiausia klaida, kurią darome su miegu yra ta, mes pradedame galvoti apie jį tik tada, kai atsigulame į lovą. Bet geras miegas prasideda daug anksčiau. Nuo mūsų įpročių, nuo mūsų rutinos ir nuo to, kaip mes rūpiname savo smegenimis visą dieną. Nes miegas tai nepaprastas laikas. Tai kuras jūsų smegenims ir jūsų produktyvumui rytoj.